Šiandien vėl aš kuriu savo naują video vlogą, ne dėl to tam, kad norėčiau jums visiems pasakyti, visiems parduotuvėms, visiems aviteloms, visoms prekybos centrams. Nusipirksiu kompiuterį iš kitur, mane pasiims tėvai iš kitur, todėl, kad reikės paskui aš galėsiu nuo 9, o katrai padėvėti bus mano kompiuteriai visi sudėti į mano avitelų lentynas. Norėčiau pasakyti, kad geriausiai būtų pats tas pasiimti su savimi mane iš kitur ir tada tik eiti savais keliais. Paskui ir aš galėsiu eiti savais keliais. Todėl tam, kad galėčiau nusipirkti vėl tų pačių kompiuterių iš praeities laikų. Tada tik tais nusipirksiu kompiuterį ir sudėsiu į eilės visus kompiuterius iš praeities laikų. Ir tada tik tais galėsiu nusipirkti už 200 arba už 209 eurus į tą kompiuterį. Tada nusipirksiu televizorių, visas prekybos centras atiteks man. Tada nusipirksiu kompiuterį iš labai pigio topo centro arba avitelus. Viskas atiteks man. Kas pirks, man atiteks man. Dėl to, nes labai stengiuosi dėl savęs, dėl jų visų kitų. Ir todėl yra tas variantas, kodėl aš nematau, dėl to, kad aš nematau realistiniai, kaip akis užmerktos. Ir dėl to aš ir nematau. Viskas atiteks man iš mano kompiuterių eilės, iš mano televizorių eilės, iš mano džiovintuvų, iš mano visų parduotuvių eilių atiteks man. Dėl to, nes aš stengiuosi dėl savęs, kad nusipirkčiau paskui praeities laikai, kai praeis visas etapas, nusipirksiu iš savųjų kompiuterių, su tais pačiais naudosimės ir visą laiką būsim su tais pačiais. Tada nusipirksiu naują ir galėsiu kurti, ką norėsiu. Savo kompiuterį filmuosiu video blogą tik tada, kai nusipirksiu kompiuterį. Su jumis buvo Giedrius ir ate.